Viskas, baigėsi mūsų atostogos čia. Sveikinam su visais. Visi šypsosi, viso gero. Susimokėjom pinigėlius. Kelionė namo. Išvažiuojam. Paliekam viešbutėlį. Kolombas mūsų laukia šiandien. O čia būtų fainai patekti. pavaikščioti. O čia fainai patekti būtų. Atvarėm į Negombo. Oro uostas už tvoros. Čia permėgojam, jau laukia kažkur kentai nuo viršaus žiūri į mus. O, mojuoja. Liuks. Sutikstuoja. Antenas patvarkė, kad lėktuvai normaliai skraidytų. Biškį kažkur. Kamštis. Kokį kambarį? Kas čia per kambariai? Kambariukas. Maladėts. Čia gyvensim. Visą kelią juokėmės, kad bus labai prasti kambariai. Bet turi bookingų įvertinimo 9.1. Tikrai gražiai, tvarkingai, nuo oro uosto netoli. Ieškoti kur valgyti. Vakarienės prieš skrydį. O taip va. Viskas važiuojam, paspirtukai varo. Timas eina. Valgyti norim, bele kaip. Valgyt nori, bele kaip. Kas nevalgy picos, varo. Naktinės parduotuvės. Viskas veikia. Labai nedaug liko, 400 metrų kažkur tai pagal Google gal ir nueisim. Bus matyti, kas čia bus. O, pasiekėme restoraną. Daržovės pardavinėja čia jau šalia. Pažiūrėsim, kas čia bus. O, taip va. Open foodas. Bus įdomiai. Renkamės jau maistą. Iš tikrųjų visai gerai šitas restoranas maistui. Superinis. Sakė, special Mergina. Vietinių dar yra kažkiek. Gerai. Prieš skrydį privalgysim. Super. Nu, čia va užsisakė maistelio. Tokiom dėžėm neša, lėkštėm didžiausiam. Samčiai tokie, kad pasimt. Pradeda maitintis. Special čia jau yra su visko. Bulvės, krevetės ir visa kita. Bulvytės. Kelionė namo. Dar parėjo vištiena. Einam namo į savo viešbutuką. Žiūriu. O, sietynai kokio dydžio namuose, prašau. Lietuvoje nedaug kas tokius turi, o čia prašau. Į turtingų. Irgi. Liuks. Čikė. Judam, lauksim lėktuvėlio. Paskutinį naktelį. Išmiegojom, su stresu atsikėlėm, pasakė, kad reikia susimokėti. Mes čia, kol įsiaiškinom, kad galbūt reikia sumokėjom tos pinigus, neaišku, čia reikia, nereikia, bet sumokėjom tos pinigus. Ir dabar jau laikrodukas rodo, kad už 2 valandų skrydis, o mes dar čia su viena mašina čia nevežioja mus. Nežinau, kada mus nuveš, bet liuks, gal viskas bus gerai, nereikės pasilikti Šri Lanką. Visas patikras praėjom. Nepavėlavom, 1:20 turim iki skrydžio. Tai va, einam pažiūrėti, kas čia per Kolombo Bandarnakės oro uostas. Nu va, Stambulas. Sėkmingai pasiekėm 8 valandų skrydį. Aišku, dabar einam belę kiek jau laiko, kol daeisim iki centro, pavalgyti vėl. Ir greit lėktuvas į Rygą. Ruošiamės į Rygą. Kažkas garuoja.
Labai įdomu, man čia garuoja pro visus kraštus. Nu ką, kelionė baigėsi, grįžom jau namie. Paprastai nesibaigė, aišku, tai pasirodo pastatėm ne į tą aikštelę, tai dar kartą susimokėjom už tą aikštelę. O teisės pasirodo dar atims tik tai nuo rugpjūčio, tai dar galima pavažinėti. Tokia ta kelionė Šri Lankos, bet jau turim bilietus kitai kelioniai.